Dar kartą sveiki ir jau paskutinis pokalbis iš konferencijos Kitos kartos Lietuva kuluarų. Ir kalbame su Lietuvos Saulės energetikos asociacijos vadovu Andriumi Krazinu. Sveiki. Sveiki. Andriu, mėgstu visuomet kalbėti tokiuose pokalbiuose, sklaidyti mitus. Ir nepaisant to, kad tarsi jau visi turėjo būti susitaikę su mintimi, kad Saulės energetikos gamybos priemonių Lietuvoje yra daug žmonių patys gamina energiją, bet vis dar atsiranda tokių, kurie sako, kokia čia Saulės energija krašte, kuriame nuolatos cepelinų spalvos dangus, kur nieko neįmanoma pagaminti. Tai pabandom išsklaidyti šitą mitą. Kiek apskritai šiuolaikiniams Saulės energetikos gamybos modeliams svarbus, kad jiems nebūtinas Saharos dangus? Labai geras klausimas, kadangi iš tikrųjų Saharos dangus netgi ne tiek daug duoda, kiek Lietuvoje dangus duoda. Vienintelis priežastis, dėl to, kad ten karšta. O kai karšta, tai išdidėja varža smarkiai, čia fizikai mane supras turbūt labiau, bet pats Saulės elementas yra puslaidininkis, jisai dirba, kuo šalčiau, tuo geriau dirba. Tai tuo atžvilgiu Lietuva tikrai yra geroj geografiniai padėti, bet turbūt tą gerumą geografinės padėties pirmiausia, turėtų apspręsti ne tai, kiek ten tos saulės iškrenta, o kiek galima paversti tą saulę pinigais. Tai paprastai žmonės Lietuvoje skaičiuoja tą atsipirkimą labai primityviai, labai paprastai, kiek man kainuos elektrinė ir per kiek laiko man saulės sušvies ir sutaupys mokamas elektros tiekėjų sąskaitas. Ir kada aš išeisiu į pliusą? Jo, ir kada aš išeisiu į pliusą. Tai šiandien tokia unikali situacija susidarius, kada tos kainos iš tikrųjų dėl įvairių aplinkybių ir dėl tų pačių ir politikos pokyčių, tiek tų pačių JAV ir dėl energetinių kainų karų, dėl geopolitinių, dėl Rusijos agresijos. Situacija tokia, kad įrangos kaina, jau kas liečia modulius, kuris sudaro didžiąją dalį kainos elektrinės, yra žiauriai nukritę. Ir analitikai stebisi, kiek laiko tai truks, kadangi tai yra maždaug dabar kainos rinkoje didmeninės yra apie 30% mažesnės už tų pačių kinų savikainą. Tai tas atsipirkimas dabar... Ir kiek tai gali trukti? Jo, tai kiek tai gali trukti, kiek ilgai paneš finansiškai kompanijas. Matyt, kažkas bankrutuos, kažkas turi sandėliuose labai daug prikaupę tų pačių modulių, kalbu apie kinų gamintojus pagrindę, bet technologijos eina į priekį, keičiasi jos, tobulėja, čia panašiai kaip su mobiliais telefonais. Ir tos atsargos visos jos labai smarkiai tą vertę praranda. Tai mes turbūt matysim nemažai kada tikrai nedrįstų prognozuoti, bet kažkada matysim daug kinų kompanijų ir netgi iš to top 20-uko, kur tai yra vienas sąrašas vadinamas Bloombergo bankrotų. Bet tada kur atsiras ir stambinimai? Kažkas pirks tos bankrotus? Jo, tai turbūt, bet aš ką noriu tiesiog pasakyti, kad dabar yra tikrai unikali situacija, kada netgi be paramos turbūt prie samų kainų lietuviškų, ten 20-23 centai už kilovatvalandę, ta elektrinė net ir be paramų atsiperka per kokius 5 metus. Bet vis dėlto, kodėl neklysime sakydami, kad parama buvo svarbus faktorius, kuris lemdavo žmonių sprendimą įsirengti ar neįsirengti saulės elektrinę? Be abejo, matot, kas yra investicija į saulės elektrinę? Tai yra viena iš investicijų. Žmogus visą laiką turi pasirinkimą. Jis gali investuoti galbūt į, nekilnojamą turtą, į valstybės obligacijas, kokias nors. Netflix'o prenumeratą. Arba į savęs švietimą, pavyzdžiui, ir vaiko mokslus. Ir mes visą laiką renkamės, iš tikrųjų. Ir tą nereikia pamiršti, nes subsidijos savo laiku padėjo padaryti patrauklesnę šitą, nes savo laiku, ten kokiais 12-13 metais, tas atsipirkimas buvo ten 15 metų, gal ir daugiau. Tai tos subsidijos jos padėjo išjudinti, atsirado, aišku, tų, kurie mėgsta naujoves, pradžioj bandėsi, jiems tiko ir 10 metų laikotarpis atsipirkimo, bet, sakykime taip, žiūrint lietuvio mąstymą, 7 metai dar toks visai apčiuopiamas laikas. Jau kas bus po 10 metų, nežinau, o kas po 20, tai šis nežinau, turbūt, ne? Dėl to tas toks apčiuopiamas, suvokiamas atsipirkimo laikas yra iki 7 metų, kas liečia buitinius. Verslų dar turbūt trumpiau, verslų iki 5 metų, turbūt, 3-5 metai, čia priklauso dar nuo strategijos irgi verslo pasirinkimo. Tai jos būtinos buvo. Bet kokiu atveju, be jų turbūt tas nebūtų išjudėjęs.
kiekvienam procesui, kad jis vyktų ir įvyktų, reikalingos kelios įdomosios dalys, ar ne? Technologinis, reikalingas reguliacinis, reikalingas finansinis/investicinis, bet ko gero reikalingas ir psichologinis. Ar yra jau įvykęs Lietuvoje toks psichologinis, aš nedavadinčiau to lūžinės per daug dalis, bet tiesiog psichologinis pokytis žmonių mąstyme, kad atsinaujinanti energetika jau suvokiama nebe kažkoks egzotiškai ir ten prisigalvoja profesorė Daktaras, bet kaip natūralus ir kasdieniškas dalykas. Kiek aš asmeniškai pastebėjau, ir iš tikrųjų bendraujant ir su žmonėm, tai tas lūžis žmogaus sąmoniai, kad atsinaujinant energetika yra gerai, jis įvyksta tą momentą, kai jisai ją įsidėkia. Iki tol jisai ir taip lenkia pirštai ir anaip ir svarsto ir pas kaimyną, ir čia brangiau, pigiau, kokio šito. Bet kai jisai pamato pas save mobiliam telefone pirmas pagamintas kilovatvalandes, kai jisai pamato, kad pas jį sąskaita ten nuo 100 eurų sumažėjo iki 8 per mėnesį, tai įsijungia kažkokie keisti įdomus procesai. Jam tada net ir faktiškai nebeįdomios tos paramos, ir jis pasidaro fanas. Iš tikrųjų tai yra tvaru, tai yra gerai. Tai yra gerai. Ir dabar Lietuvoje turbūt saulės elektrinės jos netgi labiau kaip ta commodity, kaip čia angliškai pavadinti, ekonomisto terminu. Tiesiog prekė. Kaip cukrus, druska, ir žmonės net nelabai žiūri ir į pavadinimus, kaip nebūtų keista, nors iš mūsų pusės mąstant investicija gan vis tiek nemaža, ten dedi kokius savo vis tiek 3-4 tūkstančius eurų. Ir kažkaip tai ir gaunas toks loterijos bilietas, biški brangokas, kaip ten bus po 5, elektrinė numatyta yra 20 metų, tarnau 30. Bet jau antiek yra, kas liečia tų mažų, ypač elektrinių rinką, buitiniam vartotojam, kad nebedaro žmonės skirtumą. Sako, konkuruoja garantijom, bet tas konkuravimas irgi toks labai juokingas gaunasi. Tai 20 metų garantija ar 30 metų garantija. Jums čia skirtumas būtų koks nors? Net nežinau. Aš irgi kažkaip, aš tiek ilgai neplanuoju. Ne, aš iš karto pradėjau tiesiog galvoti apie tai, koks futbolo čempionatas vyks tuo metu ir kur jisai vyks. Bet grįžime prie to dar, vis dėlto, nepaisant to, kad žmonių sąmonė lūžis vyko, jis nustojo galvoti apie tą saulės energijos dėka pagaminamą energiją kaip kažkokį egzotišką dalyką, ir tai yra commodity, bet kiek vis dar išlieka šitam procesui svarbus tiek naujos kartos Lietuvos, tiek apskritai ES investicijos? Aš manau, kad investicijos, kaip ir minėjus, tiesiog, arba subsidijos, ne šiuo atveju, jos trumpina atsipirkimo laiką, tai jos daro investiciją patrauklesnę. Kaip investicijos rūšį. Ten galbūt ir obligacijų gali nusipirkti, ir elektrinį investuoti. Bet šitoje vietoje reikia labai vieną dalyką suprasti, netgi galbūt 2 dalykus. Pirmiausia, tai, kad pats energetikos sektorius kaip koks ilgas lokomotyvas. Jis labai lengva įsibėgėja ir labai palengva pradeda stoti, bet tu neišeina daryti staigių judesių ir realiai dabar priimtų sprendimų pasiekmes mes pajusim tik po 3-4 metų. Dėl to aš taip labai atsargiai su tais proveržiais stengiuosi to žodžio labai smarkiai nenaudoti, nes turbūt proveržis prasidėjo 11 metais, kada įstatymas buvo priimtas, 15, kada antras proveržis buvo gaminančio vartotojo koncepcija tokia įteisinta, 18 metais, kai masiškai prasidėjo subsidijos, ir 20 ar 22, kada patyrėme energetinį karą. Tai dabar čia mintį pamečiau. Apie subsidijas mes žiūrėjom ir jų svarbą. Tai yra svarbu ne tik subsidijos, bet ir pasitikėjimas. Dabar pasitikėjimas aplinka. Reiškia, ta aplinka jinai turi būti nuosekli. Teisinis reguliavimas, jeigu taip konkrečiau, nuoseklus, numatantis kelius žingsnius į priekį. Tai kaip ten bus su tais gaminančiais vartotojais. Tai kaip ten, ar net dabar verslui panaikino net meteringą naujam, net bilingą galima. Finansiškai tai kol kas atrodo žymiai prašiau negu net meteringas. Iš karto žmonės skaičia, palauk, o tai gal man irgi po 5 metų panaikins. Ir tada, kai tada su tais atsipirkimais, tada kaip aš tada man ta elektrinė galbūt iš viso nieko negamins,
Nes jau dabar tų dienų pasitaiko, kada yra neigiama elektra, ne? Tas šitas ančiuko efektas vadinamas Kalifornijos. Tai kaip tada bus? Ir trūksta tos, pavyzdžiui, komunikacijos kažkiek tai, kad galėtų ministerija komunikuoti, sakyti, žiūrėkit, nepergyvenkit, ten bus iki 41 metų. Dabar nieko nėra. Keisis valdžia, kažkas vėl pasikeis, neužtikrintumas, nėra to nuoseklumo. O negali būti tai, kad apskritai tie dalykai yra pakankamai nauji, kad netgi tie žmonės, kurie turėtų raminti ir šviesti, jie patys tik tai mokosi to, nes tai yra procesas, kuriame niekas mūsų nemokė ir mes, ko gero, mokomės kartu su pačiu procesu. Be abejo, niekas negali pasakyti, visoje Europoje tai yra nauji dalykai. Gerai, Vokietija 20 metų anksčiau pradėjo, būtų galima pasižiūrėti, bet jie ten kaip feed-in tarifais taip ir nuėjo, ir dabar pas juos yra tiesiog fiksuota supirkimo tam tikrą kainą, skatinanti tave statytis, bet realiai, kad taip pasistačiau ant namo ir pats vartoju, tokių modelių labai nedaug Vokietijoje yra. Bet, pavyzdžiui, yra tie patys Nyderlandai, kurie turi tą patį net meteringo modelį kaip ir pas mus. Galima iš jų pasimokyti. Jie dabar yra antri pasaulyje pagal tenkantį instaliuotų vatų kiekį žmogui vienam. Tai čia netgi galiu pagirti, Lietuva irgi papuolė į pasaulinį Outlooką, apžvalgą, čia Solar Power Europe padaryta, kad pas mus praeitais metais didžiausias pokytis buvo, mes 6 vietoje pagal pokytį, kiek tų vatų pridėjom žmogui, bet dabar apie 500 vatų kažkur, Olandijoje 1300. Tai vis tiek esam kažkur ten apačioj dar, bet jau kažkur ten einam, yra tas progresas. Tai mes pasimokyt galim iš tų šalių, pasižiūrėti. Iš kitos pusės taip, tos natūralu, kas, kaip čia sakyti, klaidų nedaro tas, kas nedirba, bet tada turbūt būtų gerai tas glaudesnis kažkoks grįžtamasis ryšys, tiesiog apskritai bendradarbiavimas. Ir žiūrėkite, o kaip mes čia darom toliau? Taip, ir net ten su rinka, su vartotojais, ir aš prisipažinsiu, šiek tiek pasigendam čia šitoje vietoje. Tikrai turim daug pasiūlymų visokių, bet to šiek tiek trūksta. Ir ką norėjau privesti, ir grįžtant prie to, kaip ten su tom subsidijom, mes netgi dabar matom kartais atvejus, kada subsidijų yra, bet jų niekas nepaima. Tiesiog dėl to, kad nežinau. Jos kabo, ten, sakykime, 25% pasiprašė, tu gali sakyti, tai kas, gal nežino, gal jos yra sudėtingos suprasti, o gal jų labai reikalavimai yra kažkokie užkelti, o galbūt žmonės sako, ne, mes nežinom, kaip bus po 5 metų. Ir gal aš tada geriau nusipirksiu turtą Ispanijoje, juolab, kad dabar, Lietuvoje, čia apie tą Suvalkų koridorių pastoviai šneka, o kad dabar čia suinvestuosiu, o ką man? Suprantat, yra dalykai, kurių mes nevaldom, bet yra, kurios valdom. Ir tos, kurios valdom dalykus, tai čia reikia labai atsargiai su jais, nes pasitikėjimą prarasti galima labai greitai. Jo, čia labai sudėtinga tema, kurią gero galima būtų prašnekėti ne 1 valandą. Aš tiesiog vieną paskutinį klausimą, tokį daugiau futurologinį. Jūsų nuomonė, Andriau, kada Lietuvoje bus tas metas, kai mes visi būsime elektros gamintojai ir visi naudotojai, mūsų elektromobiliai veiks naktį kaip baterijos, kolektyvinė baterija didelė, įskaitai mažą vienetų. Žodžiu, tai bus procesas, kuriame dalyvausime mes visi, o visą tai tvarkys dirbtinis intelektas. Klausimas labai geras, jeigu žinotume, galėtume dabar painvestuoti ir būti ateityje milijardieriais turbūt. Bet maždaug, atsižvelgiant dabartinę raidą. Man labai įdomi mintis, dabar tik neprisimenu, kas iš mūsų kolegų įvardino, sako, mes einam į tą 2.0 energetikos sistemą, kur jau elektra kaip pati kilovatvalandės, jos nebekainuos. Tai nebus problemos, tai bus visur jos, ne? Bet bus problema prisijungti, ją pasiimti. Ir realiai mes mokėsim tada, kai vartotojai ne už energijos kiekį, už galimybę prisijungti ir gauti tam tikrą galingumą. Tai aš manau, kad čia tikrai nėra labai toli. Čia mes turbūt apie 10 metį kokį kalbą maksimum. Okay. Bet aš manau, kad mes susitiksime toj pačioje studijoje pasikalbėti apie energetinius dalykus ir anksčiau, ne prieš 20 metį. Ačiū už pokalbį. Ačiū Jums.